Laba diena. Turim produktą. Jo. Vazimką nedaryk. Vazimką. Labą dieną. Čia jums prekės. O, ačiū. Tai čia reikėtų pasirašyti, ponas. Oi, pasirašykite čia. Ko jūs, ponas, toks linksmas? Ačiū. Skanaus. Viso gero. Sąmonė. One more time. Kokia čia muzika? Kaip supratot, mes darysim šiandien sušius. Mes šiandien darysim sušius, bet prieš tai pažangliruosim. Vėl! 1, 2, 3. Gerai, gal. Gerai! Ne! Gaminam šiandien keptus sušius. Ir ne tik. Kaip tai ne tik? Aš nenoriu vien tik keptų. Ne, neatskaus. Keptus sušius ir... Ir žalius. Ir žalius. Mums reikės paprikanzalo. Paprikos. Turi gauti. Mums reikės paprikos. Agurko. Užtepėlės lydytas sūrelis man gali būti. Sušių noriai. Ką? Sušių... Nu nori šitie lakštai. Nu tai va, su šių lakštų reikės. Taigi nori. Jakį nori. Jakį nori lakštų reikės. Jakį nori. Kokį nori. Avokado. Ryžių actas. Soja. Salmon fisher. Lašišos. Lašiša. Imbiera, jeigu labai bus neskanu. Vazabį neturėjom, tai... Krienų su vasabiu. Bandysim kažkokius krienus su vazabiais. Tada lazdelės blogiausios kokybės. Labai rekomenduoju, kaip 35%. Tai va. Morkas būtinai, kad būtų papūgusius reikia. Va. O tokių morkų, kuo daugiau, to geriau. Ryžiai. Žuvėsėlių ir 2 kiaušinius. Čia kepimai padarysime. Okay. Mes niekad nekepėm, bent jau aš. Tai bandysim šiandien pakepti, pažiūrėsim, kas gausis. Let's go! Per daug energijos. Netoj vietos. Per daug energijos, šito nebuvo. Pasirodo, čia gavosi taip, kad pas mus ryžiai maišeliuose. Tai tokių bairių nebuvo, tai maišeliuose gal bus patogiau. Pažiūrėsim. Ką, let's go. Vėl tai čia praeit, kaip visą laiką. Taigi gana. Все, dega, viskas gerai. Ką mes padarėm dabar? Mes dabar užvirėm vandenį, reikės užvėrs vandenį, tiksliau verdam vandenį. Pripyrėm vandens. Pripylėm vandens, uždengiam ir dabar tegul verda po biškį. Toliau.
Grįžtą darau visą. Ką? Grįžtą darau. Žiūrėk, ja paprika toliau eina į trasą. Kaip gerai kvepia. O žiūrėk, vaikas paprikos yra čia, ne? Žiūrėk. Gal ten tavo? Bliam, čia radiacija, ne kažkokia paprika. Mes dabar turim nuskusti morką, ją supjaustyti irgi griežinėliais, nes griežinėliais, o lasdelėmis. Bet morka kokia turi būti? Ilga? Ne. Šviežia. Ne. Supūsi. Mes tokias neturim. Tu neturi pažiūrėti, kas ten vyksta. A, jo. Užvirė vanduo, turbūt. Užverdantis vanduo. Žiūrėkas maišelėje. Ir dabar virsim kokias 15-20 minučių. Taigi mes turėsim dabar supjaustyti šitą morką juostelėm. Aišku, paimim geriausią peilį pasaulyje. Tinkama. Tai visą laiką žiūrėjau, aš negaliu nevalgyti. Jėmam lašišos filė, pasūlyto jau. Mes pjaustysim eigoj. Advokato pjaustymo ypatumai. Jeigu peilis nešvarus, padedam į šoną, paimam kitą. Jaunam nuo viršūnės. Tai va gražiai. Op. Šiaip, kada perpėvėt, tokį vat staigiai judesiu į kairę ir į dešinę padarom va tokį vat judesį. Tada yra va šita vat šiška, ką su ją daryti. Va tai va tik tai pliaust ir iš šono pasukam ir išsitraukia. Gerai. Ignoruokime. Tokiam mes skiltelėm pjaunam. Tada mes pjaunam va tai. Kodėl? Čia jau nesąmonės darau. Ką tu darai? Noriu parodyti, aš tiesiog čia net nesušėm, aš dabar darau, noriu parodyti, kaip labai gražiai galima ištraukti visą avokadą. Man žiūrėkit, paimat, va tai va. Ir matosi. Va, viskas gražiai išsitraukia. Va, kitas šefas nesutiko su mano būdu. Išlupto avokadą, jisai turi savo būdą. Va, tai va. Bulvės. Nulupa kaip bulvė. Išpjautas. Pažiūrim. Aha, jo, labai prastai. Rekomenduoju. Mums dabar reikės ryžių acto 4 šaukštus. Kam šitą?
Ką aš žinau. Ką mes čia darom? Užpilt ryžę. Ai, mums reikės čia užpilti ryžę, mes darom dabar jiem užpilą. Užpila gerai. Taip, taigi reikės 4 šaukštų ryžių acto. Šiaip sako 2 reikia, bet mes dėsim vieną, davai dedam. Didelį. Vieną didelį šaukštą dedam. Ir šaukštelį druskos. Tai čia pusę šaukštų išeis gal. Na, plius minus tiek. Ir dabar viską sumaišyti. Reikia maišyti, kol ištirps viskas. Daugiau nei 10 minučių, ne? Aš nežinau, ką mes darom. Mes paėmėm tokį indą, kad būtų kuo mažesnis, kad būtų sunkiau maišyti. Gerai. Žiūri karštą. Yra žmonės, kur pila po šauktelį maišo, bet mes pilsim viską iš karto ir maišysim. Kiek kartų daryta, buvo viskas labai. Viską gerai išmaišom. Ir einam atvėsinti. Jo, eisim atvėsinti. Paragau. Kas, blogai tipo? Per daug to acto. Jo, gerai bus. Taigi mums jos dabar reiktų atvėsinti. Taigi mes atvėsinsim. O tai vėsinti reikia. Ryžių reikia kam nors! Nu ką, gerai, mes atvėsinsim šitus ryžius ir toliau tęsim savo epopėją. Taip. Dabar ruošiam tešlą. Džiūvėsėlį. Suplaksim 2 kiaušinius. Burn! Gerai, mes turim kiaušus, nešam dabar ryžius. We have a bambukinį kilimėlis. Bambukinis kilimėlis, mes jį apvyniosim maistinį plėvelį. Ką mes tai darom, mes nežinom. Nes šiaip aš suku rankomis iš tikrųjų sušius. Bet čia, kad būtų toks vaizdas, mes įsidėjosim. Mums nepavyko susukti. Tai mes taip ir prisidėjo. Bet čia buvo kaukė dermatologo man skirta. Reikia 10 minučių per dieną. Labai daug žmonių daro tai rankomis. Ir aš pirmą kartą padariau, visus rankos lypnios, tai va, laižyt nenorisi, labai šlykštų. Tai aš, kadangi esu genijus, sugalvojau mentelės būdą. Geriausia paimti galima guminę arba medinę. Žiūrėkit, kaip labai paprastai viskas vyksta. Ir rankos visą laiką lieka švarios. Opa. Grebi sušiukus, dedi ir viso, ir tepi. Beje, vanduo turi būti, kad, pašlapint, jeigu neina ryžiai. Tas pats, kai ir pjaut reikės. Neina ryžiai, sakiau. Jie ir nemoka vaikščioti.
Mes darysim specialiai, kad kraštai būtų ne iki galo padaryti, kad būtų tokie urodiški šitie sušiai, kad tai būtų visiškai skirtiniai, tokie kaip ne visą laiką, kad būtų neestetiškai gražus. O tai čia mūsų planas, neužkišti kampų. Dedam, ką mes norim, tai ir dedam, ne? Pašlapinam rankas, ne su liežuviu, o su vandeniu. Bet čia užtepam. Taip paimam. Kažkas tokio va ir gaunasi. Dabar noriu parodyti, kad va, kaip mes norėjom padaryti va, urodus, va tokius matote, netobuli sušiai. Čia buvo toks planas. Gerai, dabar mes juos padarysim dar skirtingų visokių rūšių ir kai kurios pakepsim, kai kurios nekepsim. Tai čia gal sprogimai. Gerai. Mes jau paruošėm kiaušinius. Supilsim juos į lėkštę. Lauksim, kol aliejus šiek tiek kais. Taigi mes dabar įdedame lėkštę su kiaušiniu. Jis jau man slysta. Labai negerai. Ir tada džiūvėsėlius. Čarana. Ai! Baby! Nu ką, skanaus? Skanaus. Ragausim sušius. Aišku, gaila, kad nepavyko mums rasti vazabio. Bandysim šitos vat krenai su vazabės. Kvepia kaip krenai su vazabės, bet nėra vazabio. Nu, bet gerai. Bandau keptą. Keptą. Taip, mirkom taip. Op. Tada paimsiu va tiek vazabčiko. Ir važiuojam. Smažinai, skanu. Tik tai vat man vazabės toksai neįprastas skonis. Nepripratęs dar, bet realiai tai skanu. Duočiau 9,5. Vien dėl to, kad vazabės ne tas, kur man patinka. Bet šiaip... Ne, jeigu patiems sušiam duot, tai iš vis 10 duot. Nu gerai, dar pabandysim žalią tą. Čia yra su krabo lazdelėm, paprika, agurkais, avokadas, morka. Ai, tu labai skanu. Gerai. Jo, ir čia jisai biškį skyrėsi šitas vazabis. Labai gerai. Tik tai man kepti daug labiau patiko, nes jie tokie šilti.
Tokie skanus. Bet šitie irgi labai skanus. Kur bendrai 10, vienu žodžiu, 10-tukas, 10. Mėginsiu nuo šaltų. Čia su nežinia kuo. Oi. Jemam tons nesąmonės žalios. Kremo vadinamo. Nu, mėginam. Gerai. Labai gerai. Labai gerai. Kiek? 9. Tikras 9. Gerai, o šitą paimk, kur tau nepatinka kaip tai. Keptus. Labai švelnus nuėjo. Labai skanus nuėjo. Gerulis reikia daugiau gal pakept, ne? 10-tukas. 10-tukas. Sako, man nepatinka kepti, mažiau kepam keptų. Sako, 10-tukas. Давай, like ir subscribe.